Kaip dažnai turite tokių susirinkimų, kuriuose nebūtinai visi darbuotojai nori pasisako? O kiek yra tokių darbuotojų, kurie tiesiog ima ir sustingsta, kai susiduria su kažkokia tai nauja arba neaiškia problema? O kiek darbuotojų kas vakar savęs paklausia, kažin, ką aš rytoj galėčiau daryti geriau, daugiau arba kitaip? Visa tai yra susijęs su vienu klausimu – psichologiniu saugumu. HR savaitė Lietuva bus viena ryškiausių psichologinio saugumo tyrėjų daktarė Amy Edmondson. Po beveik 4 metus trukusių diskusijų mes esam labai laimingi ir esam labai dėkingi jums, kad mes galime pasikviesti daktarę Edmondson į konferenciją. Daktarė Edmondson yra Harvard Business School profesorė, Thinkers 50 sąraše berods 3 ar 4 metus iš eilės išrenkama kaip top 1 pasaulio mąstytoja. Rugsėjo 19 dieną jis skaitys pranešimą apie psichologinį saugumą ir kaip jį kurti. Aišku, jinai remsi savo puikiais tyrimais apie psichologinį saugumą, kurie keičia ne vieną organizaciją. Bet, kadangi tas kelias tolimas iš Jungtinių valstijų į Lietuvą, mes kažkaip tarėme su Amy, kad jinai ne tik tai skaitys tą pranešimą, ne tik tai mes jai parodysim Lietuvą, bet galbūt padarysim ir dar vieną pusės dienos seminarą, kuriame kalbėsim apie keistą dalyką – klaidas. Ir žinot, kalbant apie klaidas, mes turim tokį pakankamai keistą požiūrį į jas. Vieni iš mūsų sako, kad klysti šiukštu negalima, kiti sako, kad klaidas reikia skatinti, klysti kuo daugiau, nes taip mokomės ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vidum visi jaučiam, kad atsakymas tai kažkur kitur. Tai štai Amy Edmondson parašė puikią knygą ir išleido praeitais metais, kuri vadinasi Right Kind of Wrong. Financial Times praeitais metais berods išrinko šitą knygą geriausia metų verslo knyga ir turbūt lietuviškai mes turėtume išversti ją kaip klysti teisingai. Tad štai kaip klysti teisingai. Apie tai rugsėjo 18 dieną pusdienio seminare su daktarė Amy Edmondson. Ir beje, šis seminaras, man atrodo, skirtas ne tik tai HR vadovams. Man atrodo, jisai skirtas visiems tiems, kurie dirba su žmonėmis. Tad ateidami jį būtinai pagriebkite ir savo vadovus, savo kolegas. Rugsėjo 19-20 HR savaitė Lietuva, kurioje daktarė Edmondson skaito pranešimą. Rugsėjo 18 dieną pusdienio seminaras su ja apie tai, kaip klystis teisingai. Labai laukiam jūsų visų.